Nu ką, čia ir vėl mes, Audrius, ir ant Nekimbio balos. Taip ką aš jums, gerbimieji žvejai, ir prijaučiantis ir šiaip, kas žiūrės, galiu pasakyti. Pikas praėjo. Jo, dabar yra po 7:15. Mes jau čia, galima sakyti, užmetę buvom 5 valandą, tai aišku, su jų buvom pasišėrę, jau čia kelis jau zabrosus darėm užmetimo pašarą, tai pirmas jomas, toks, jeigu galima pasakyti jomas, čia gal buvo jomo užuomas, galima sakyti taip, buvo 7 valandą. Paniuksėjo 2 kartus ir baigėsi. Tai čia mes įtariam, kad buvo kibimo pikas. Dabar lauksim vakarinio piko. Tai jūs jau greičiausiai suprato, dėl ko šitą mes balutę pavadinam Nekimbio. Nes, žodyje žvejyboje žodis kimba, čia turi kažkokią tokią prasme, ne? Visiems. Gal šitoj baloj tai... čia reiktų atvažiuoti nebent pernai, nes, kiek girdėjom, pernai kybo. Tai jeigu dar spėsim, tai gal bandysim pernai atvažiuoti. Tai va, nežinau, jeigu... Žiūrėkit pernykščius tada įrašus mūsų. Tai va... Tai dar kartelį parodysiu jums vaizdą, landšaftą. Pažiūrėkit, pasigražėkit bent jau tuo. O vaizdas yra toksai, va. Čia toks kaip raistas, galima sakyti, toks. Dabar tiesa saulė, jau, kaip sakyti, jau šildo, jau smagiau jau pamiršom apie kojų nušalimus piršto. Čia Gytis žvejoja. Gyčio dėžė, čia mano meškerė. Ir ten plūdė. Tai suprantat, kad, kaip sakyt, turiu aš tikrai nemažai laiko, žinokit, čia pafilmuoti ir čia pasižvalgyti, nes čia į bedų, sakysi, plūdė kaip ir nėra reikalo. Nors, sakau, dar reiktų vertinti, kad dabar yra gegužės 1, būtent gegužės 1. Ir kadangi viskas vėluoja taip padoriai šiemet, tai mes labai ir nieko nesitikėjom iš didžiųjų karosų. Galbūt dar po kokios savaitės ar kitos bus intensyvesnis kibimas. Tai va. Reikėtų, kad dar pašiltų vanduo iš tikrųjų, nes čionais nėra seklių vietų tokių, kur galėtų dabar šiltesniam vandenį bandyti medžioti tą didįjį karosą. Tai... sakau, dar tikėtina, kad po porą savaičių. Nors, aišku, šalna žada. Tai... Ir šiaip praeitą savaitgalį turėjo būti 20, o buvo kiek, atsimena? Tai čia, blėt, su šitais sinoptikais, tai sakau, aš pats su jai pradėsiu, man atrodo, spėti. O, Gytis kažkas sako, kad pas jį kažkas yra. Pabandysim pažiūrėti. Tai seniai, jomas. O, pas Gytį jomas. Gerai, senė, aš tada dar vis filmuoju. Pas Gytį jomas. Čia yra jau gera žinia, iš geresnių čia tų. Bet aišku, norėtųsi dar šiokio tokio rezultatėlio. Matei pirmai? Matei pirmai? Nemačiau. Žiūrėjau telefoną, per telefoną, žinai, ekraną. Antras pikas. Jo, čia buvo antras pikas, greičiausiai kibimo. Gerai, nėra čia koją tą stovinčią plūdę filmuoti iš tikrųjų. Tai va, kol kas tiek žinių, tai jeigu kažkas pasikeis, tai gal dar bandysim pafilmuoti. Jeigu nepasikeis, tai pafilmuosim kelionę namo. Gal bus smagiau, kol kas.